kelio vieno. Bus rimti reikalai, nors jis valdosi sielą. Aš vis dar kvapuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reik keltis ir eit. Žodžiu, visus apibėgau, su visais pakarekinau, suderinau ir pagaliau paderinau. Vopšim radom kelią į taiką. Kokį kelią? Vileikai. Reikia pamokėti. Aš turiu 100 štukyčių, bet daugiau neturiu, o reikia dar kelti štukyčių. Vopšim, finansinį klausimą noriu aptart su jumis. Va taip. O Kauneckas sutiko? Aišku, tik kad kasa tuščia. Maestra, nu daug babkių, reikia gisukti. Patylėk! Laikas. Pinigai. Alio? Sveiki. Kokius pinigus? Kalbėjau, bet pasiūlymas buvo atmestas. Taip, griežtai atmestas. Kas Šramas? Vykit jūs lauktą dirigentą. Nusibodo jau. Daugiau taip nedaryk. Tai skambink man, Viniuchai, jisai aš tiesiog kardinadui nespėjau išaiškinti. Sodint Vileiką reikia, supranti, sodint. Tegul tas parazitas kalėjime supūna. Matai, kad mes per jį gyvent negalim. Čiagi tik smulkės neuveskis, kam nebūna? Man nebūna. Skaitykim, kad šito pokalbio nebuvo. Apsisuki. Ir žinai, kur eini? Eik. Ten. Eik. Iš kur tu čia? Pagalvojau, alausiniai begėriam. Tai kaip čia sugalvojai ateit? Tave sapnavau. Nu jo. Įsivaizduok. Miestas, naktis. Privažiuoja mentų katalaškė. Spekas už vairo. Kas? Tu.
Nejuokinga. Tai aš ir pabudau, kas per košmaras, galvoju ženklas, Hardui blogai, reikia aplankyti. Keistas tu kažkoks. Gal sakyk, ko iš tikrųjų atvažiavai. Gabris jau skundžiasi. Išgeriam. Tai nori Vileiką nuimti. Nenoriu, Iglė čia sudurniavo. Ašgi jau kalbėjau su Gabriu. Prašau susimokėti. Jau žinai. Pusę lemo, didelės šaibos. Ką darysi? Nieko. Nemokėsi? Aišku, kad ne. Neteisinga. Tu ką čia sugalvoji teisėjų pabūt dabar? Dar ilgai? Pakalbėjom, išgerėm alaus. Sakė, nemokės. Tas ir taip aišku. Tada įimam. Bet tu ir gnyda. Lauki? Kaip čia pasakius? Nemalonus atvejis. Kas galėjo pagalvoti? Tiek laiko praėjo, vis tiek nori aiškintis. Žinojo Hardas. Sakai? Viena boba tokių sprendimų nepriima. Galvoju, lengvai ateis, nukals. Pinigų turi, jei kas išsipirks. Ir dabar galės įsipirkti. O jo? Parvažiuoja. Priešinosi? Biški. Grantas porą bankių davė ir apsiramino. Ką toliau? Tegu pasėdė iki ryto. Yra apie ką pagalvoti. Kaip ta fobija vadinasi?
Aerofobija. Tu žinai, kad mokslas yra nustatęs, kad tikimybė žūti yra 1 iš 10 milijonų. Nu, žinau, bet bijau ir viskas. Nu, jeigu psichologė šalia sėdėtų, gal nebijočiau. Bet bijau. Ką tu? Geriau. Matau. Priežastis? Ai, namie, tai nelabai. Draugė liūdna. Geria. Sako, aš nelaiminga. Tai gal gėlių padovanok? Bandžiau, nepadeda. Nu, tai palik ramybėj, gal depresija, gal meilužis metė. Skambinti kažkam, bet tas neatsiliepia. Tai sakau, buvo neištikima. Tu gal irgi su kuo permego. Ir visos žaizdos užsitrauks. Į mane tai žiūrėti nereikia, gerai? Ką tu aš? Simnu Šarkys esu kultūringas, padarus žmogus. Ir turiu draugę. Tai už tai ir išgerkim. O, taip.
Nesiseka, kaip? Suka. Jurančika, prašau, nu galvok, dar nors 100 štukyčių, nu. Blin, nežinau, gal tu ten šmaiserių tų turi neišparduotų partiją, nu, kur nors paslėpė, Jurančika. Užrišau su šmaiseriais. Aš nesuprantu, ko tu parinės, tik Hardui liepė susimokėti, ne tau. Ašgi tau irgi kiek aiškinau, blin. Kas padaro klaidą, tas susimoka, nes kitaip prasideda kas? Izmienos, blin. Man kaip tada buvo, blin. Tu nori mane nušaut? Ne, ką tu, aš nenoriu tavęs nušaut. O tu mane nori nušaut? Ne, aš tavęs irgi nenoriu nušaut. O po to, blin, pradėjo viens kitą medžiot. Ir taip ir buvo man, kada tu tada, nu, po kaifo buvai, nieko neprisimeni, nežinai. Blin. Nu tai dar reikia paprastai daryti, kaip šachmatuose, balti pradeda ir laimi. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Blin, pas mane dar prikarksiek čia. Davai man geriau. Paskambink. Gal atsilieps. Nieko vėl. Tas pats. Signalas yra, bet nieks nekelia. Mašinos nėra. Išvažiavęs? Su mašina į Gliuchą išvažiavo. Einam. Uch tu. Trakinta. Geras. Juranka? Tak. Ir kas čia per dvižuchą buvo? Jo, majo. Hardo telefonas, mes skambinam. Aha. Jo. Kraujas. Sakai, užpuolė? Negali būti. Gabris, aišku, trenktas, bet ne ant tiek. Eik to namo pusėje, pažiūrėk. Niekur nieko, tuščia. Jo. Ką tu čia darai? Gilzės ieškojau. Nu baigtų šramą, jeigu būtų šaudę, tai čia ne tiek kraujo, būtų čia upeliais tekė. Nu ir ką dabar daryti? Į kokią pusę tinklus mest? Nu tai Gabris pasiėmė pas jį ir važiuojam. Gabris, blin. Gabris pačiu reikia skambinti. Aš jam paskambinsiu, jis mane pasiūs. Pas mane su juo santykis trūko. Jurančika, o gal šitą kraftoj, Nu, jis čia kaip ir neutralesnis. Gal. Aha. Nereikėjo tau Gabriui iš zonos trauti. Dabar kainuos. Gerai, tyliu. O ir tylėk. Klausyt, dar paim po vieną? Tai gal varom pas mane. Atsibodo tie kokteiliai kažkokie silpni. Išgersim burbono.
O, taviškai jau ieško. Klausau. Labas, gerai. Atsiųsiu koordinates. Iš darbo. Kažkas nutiko? Nieko svarbaus. Tiesiog tau vakaroti teks vienai. Tai duris paliksiu atrakintas. Diena. Kokia tu esi silpna moteris.